Pasakyk, kas atsitiko, tu liūdnas, pasiilgai sodybos mamos, kas yra? Nežinau. Žinai, ką padariau? Ką? Paprašiau mamos atvežti mano daiktus, kad nesiilgėčiau, žiūrėk. Tai tavo? Ne, tavo, man piešti sekėsi geriau. Taip ir maniau, netobula. Prisiminiau. Čia aš, o čia tu. Ne, tai mama, negi neprisiminė savo piešinio. Mama? Bet aš ją nupiešiau labai mažą. Nu, aš nežinau. Žiūrėk. Tu jas radai, tik pažiūrėk, jos labai mažos. Nuostabu. Maniau, kad jas pamečiau. Nusiramink, nes jei išprotėsi, bus tik blogiau. Paslaptis nepagaunamas dalykas. Nori sučiupti ją už uodegos? Atrodo pavyko, bet įima ir išslysta. Ką reikia sučiupti? Vešliukas pabėgo. Visi mane palieka, aš nevykėlis. Būtent, tu nevykėlis. Nesakyk, taip neskamba lyg. Tu nieko nesupratai. Mano galvoje sumaištis. Yra mano tėvo antkapis, yra mano sugniuždyta mama. Lurdės mane pabučioja. Prisimenu ir aš ją pabučiavau. Nepamenu, kodėl, bet padariau tai. Kas dar? Dar yra piešinys, kurį apžiūrinėjau. Tai aš, tasai didesnis. O mažesnė mano mama. Saulė, medžiai. Kas dar, Andresai? Nežinau, kas dar. Mąstyk. Mąstyk. Galvok, tai nelengva, stenkis. Klausyk, tai nėra lengva. Ivanas teisus, skaičiau apie Jonuką ir Gritutę. Yra trupiniai, šokolado namelis, akmenukai, kelias. Šiandien tai padariau, sekiau akmenimis ir viskas baigėsi blogai. Jie vos manęs mirtinai neprimušė. Ir tu nematai jokio ryšio? Esu kvailys, noriu padėti, bet viską sugadinu. Andresai, ką tu jautei, kai mirė tavo tėvas? Skaudėjo visą kūną. Ką dar? Ar būtina apie tai kalbėti? Jaučiau didelę tuštumą. Turėjau pasirūpinti savo šeimą, mama, seserimi. Jautėsi kaip didelis berniukas, ar ne? Didesnis už savo mamą. Kaip piešinyje. Buvai berniukas, kuris neskaitė pasakų, nes turėjo tapti vyru. Berniukas, kuris ėjo pasimatymus todėl, kad to norėjo mergaitės. Kaip Lurdės, kaip Lola. Jautiesi turintis pasirūpinti mama, seserimi, draugų, visais. Bet visais tu nepasirūpinsi. Mėgindamas išgelbėti pasaulį, praradai save. Žinoma, Marija turi valyti. Juk būtų sunku tai padaryti reguliariai. Visada aš tai darau. Negi sunku pašluostyti. Būtina laukti, kol viskas įsipurvins. Reikia pagalbos? Ką čia darai? Ne, ačiū. Bijau, kad man bus per brangu. O kas jau atsitiko? Bijai, kad tavo mergužėlė pamatys tave su kita ir jums pavydėti? Šiame mieste tiek daug pavydo. Neturiu mergužėlės. Norėčiau, bet neturiu. Bet ta, kuri ką tik buvo su tavimi, negi ne tavo mergina? Bernardita? Ne, tik ne ji. Ne, aš kalbu ne apie Bernarditą. Apie Džino Rigančio buvusiąją. Ta, kuri laikoma mirusi, bet iš tiesų yra gyva. Palauk, arba tu išprotėjusi, kas tikrai yra įmanoma, arba tau vaidenasi. Na, žinai, pastaruoju metu mačiau per daug aiškiai. Buvau apakusi, bet dabar regėjimui visai nesiskundžiu. Ta mergina buvo labai panašiai nuotrauka, kurią rodė jai dingus. Kiek žinau, įmirusi? Kiek žinau, ji gyva. Kruzai, nenoriu kištis, bet man pakanka savo reikalų. Jums reikėtų vienas kitų pasirūpinti. Jums reikėtų saugotis. Nesuprantu, apie ką kalbė. Nieko nesuprantu. Aš kalbu apie Rigantį. Jis buvo čia, mes kalbėjomės. Rigantis jis kalėjime. Ar supranti, kad esi pamišusi? Tai buvo jis kvaily. Iš čia sukiojasi. Atrodo, rezga kažką piktą. Reikia įsivaizduoti, kas bus jam sužinojus, kad mirusi mergina yra gyva. Tikras pragaras. Ką manai apie paslaugas? Aš manau, kad paslaugos daromos už paslaugas. Apie kokias paslaugas kalbėjai? Kruzai, aš myliu Andresą visą širdimi. Manau taip, kaip tu savo buvusią merginą. Bet iš meilės jam aš kankinuosi. Ir žinai kodėl? Nes jis su Alegra, nes jį pavogė jį iš manęs, o tai žaidžia. Ką nori pasakyti? Kalbu apie Andresą prie altoriaus. Padėk jį susigrąžinti ir aš nesakysiu Rigančiui, ką mačiau čia. Paslauga už paslaugą.
Nataša, vadinasi, man nebėra ko ieškoti. Tau nereikėtų jaustis atsakingam už kitų žmonių gyvenimą. Bet aš noriu padėti žmonėms. Argi tai blogai? Andresai, kitų gyvenimo neištaisysi. Pirmiausia, pasirūpink savimi, savo gyvenimu, rūpinkis savo laimę, tada galėsi padėti kitiems. Tai reiškia būti keršytoju? Pasaulio neišgelbėsi. Telefonas. Tavo? Ne, tavo. Ne, tavo. Mano meilė. Klausau. Andresai Demarkai. Skambina Džinas Rigantis. Taip, kas yra? Turiu su tavim pasikalbėti, esi naujokas. Tavo draugai atsisako su manimi kalbėtis. Kodėl, kas nutiko? Turi kai ką priklausančio man. Jūs bandote surinkti mašiną, tiesa? Mašiną? Kokią mašiną? Noriu, kad man ją atneštum. Ne, turiu baigti, nes skambina kita linija. Klausyk, kas skambina? Palauk. Neskubėk. Ar tu name? Taip, o kas? Eik prie įėjimo. Pažiūrėk po arką. Tavęs laukia siurprizas. Pampa, paklausyk. Ko tu ieškai? Kas nutiko? Radai, ką sakiau? Dabar pažiūrėk po medžiu šalia mėlyno namo. Kas tai? Kaip žinai, eksperimentavau serumu ir man pavyko. Noriu pasakyti, viskas įvyko kaip planuota. Tai mirtinas serumas. Tai kas? Žinai, ką padariau? Padėjau serumo kapsulių visame name. Vienas telefono skambutis ir jos sprogs, paskleisdamos mirtinas dujas. Ką apie tai manai, Demarkai? Galime dėrėtis? Ko tu nori? Atnešk man mašiną, padaryk paslaugą. Jei ne, mirs daug žmonių, Demarkai. Kas atsitiko, Andresai? Nepatikėsite, bet turiu gelbėti pasaulį. Solo otra vez estoy perdido, mi amor. Solo otra vez mi alma y mi corazón.